Tai sveiki visi. Malonu, kad gausiai jungiatės į mūsų seminarą. Iš tikrųjų, tai prisipažinsiu, kad turim pirmą tokį dedikuotą renginį savivaldybėms. Tai šiek tiek nerimaujam visi, tikiuosi mus suprasit, bet galvoju, kad jis yra tikrai turtingas turiniu ir įdomiom įžvalgom, tai turiu vilties, kad galbūt ateityje tai bus graži tradicija turėti tokius renginius dažniau. Aš esu Giedrė, rinkodaros ir komunikacijos vadovė atėjus Baltijos šalims. Moderuosiu šį mūsų webinarą, pasistengsiu, kad jis būtų ne tik informatyvus, bet ir nenuobodus. Tai kadangi ne su visais esame pažįstami, nes ne su visomis savivaldybėmis dirbame, tai trumpai pristatysiu, kas ta atėja ir kodėl galvojame, kad turime jums ką papasakoti. Taigi, atėja yra didelė. Ji veikia 7 šalyse, tai yra Skandinavijos ir Baltijos šalyse. Dirba jau apie 30 metų šioje rinkoje ir apie mus geriausiai kalba skaičiai. Tai esame top 3 Europoje, numeris 1 Baltijos ir Šiaurės šalyse. Finansiniai duomenys rodo, kad mums sekasi dirbti ir mes žinome, kaip tą padaryti ir dėl to efektyviai veikiame savo rinkose. Labiausiai gal norėčiau atkreipti dėmesį į darbuotojų skaičius, nes tai nėra kažkokie statistiniai vienetai, tai iš tikrųjų rodo, kiek kompetencijų atėję turi globaliai. Nes iš tiesų mes veikiame lokaliai Lietuvos rinkoje, čia turime apie 600 darbuotojų, tačiau įgyvendiname tarptautinius projektus su savo Skandinavijos ir Baltijos šalių kolegomis. Tai reiškia, kad jeigu mums prisireikia žinių, kažkokio projekto ar gerosios praktikos iš Švedijos, Norvegijos ar bet kurios kitos šalies komandos, mes dirbame kartu ir turime ne vieną įgyvendintą projektą. Ir norėtume savo žiniomis pasidalinti su jumis, tai kadangi tie skaičiai byloja, kad tikrai esame nemaži, bet iš tiesų savo keliame ir aukštesnių lūkesčių, ne tik pajautos, kad kasdien dirbame su klientais ir žinome jų aktualijas ir problemas ir poreikius ir iššūkius, tačiau iš tiesų bandome kuo geriau suprasti mus supantį pasaulį. Dėl to jau ne vienerius metus kartu su savo Skandinavijos kolegomis atliekame IT vadovų tyrimą Šiaurės ir Baltijos šalyse ir norime geriau suprasti mūsų supantį pasaulį, ypač IT pasaulį, ir tomis žiniomis pasidalinti su rinka, kad ji galėtų pasilyginti, ar tos pačios aktualijos yra ir pas juos, galbūt kažkurių problemų jie nemato, ir pasimatuoti, kur mano įmonė yra šitose aktualijose. Tai plačiai apie tyrimą nesiplėsiu, tačiau jo imtis ir skaičiai taip pat yra solidus. Jis tikrai rikiuojasi šalia McKinsey ir kitų tyrimų savo imtimi, nes kasmet ji didėja, kaip matote iš šių skaidrių, tai yra beveik 1300 respondentų Šiaurės ir Baltijos šalyse. Temos, kurias nagrinėja šitas tyrimas, būtent tai apima tas, kas yra šiuo metu aktualu. Dirbtinis intelektas, saugumas, ateities investicijos, didžiausi iššūkiai organizacijoje IT srityje. Tai remdamiesi šitų tyrimų ir formuojame savo paslaugas, renginius, ir pateikiam intelektinės įžvalgas savo aplinkai, kad jie turėtų dar vieną šaltinį, kodėl tai yra aktualu. O kad kalbėtume tokiom tyrimo išvadom, kurios mums ir diktuoja temas, tai žinoma saugumas ir dar kartą saugumas. Ir ką ir norime savo webinaro metu akcentuoti, tai kad saugumas tai nėra kažkokia viena detalė, vienas įrenginys ar vienas žmogus, tai iš tikrųjų yra integrali organizacijos visuma ir reikia aprėpti visas sritis nuo technologinių, nuo organizacinių, teisinių ar kompetencijų tam tikslui pasiekti. Tai tam ir bus skirta didžioji mūsų webinaro dalis. Ir taip pat užkabinsime dirbtinio intelekto temą, nes ji tiesiog yra kaip tas dramblys kambary, kur visos organizacijos mato, žino, bet neturi žinių ir kompetencijų, kaip tą įveiklinti.
Tai kad visai nekalbėčiau, bet skaičių, tai čia galima pasižiūrėti to mūsų didelio tyrimo išvadas ir tos investicijos, kurios organizacijos skirs saugumui, yra beveik 70% ir labai daug organizacijų patiria tuos kibernetinės atakas ir čia skaičius yra 15%, bet aš dar vis kalbu apie 25 metų tyrimą, tačiau galiu šiek tiek pasidalinti ir 26 dabar ruošiamų tyrimų, tai iš tikrųjų skaičius yra kur kas didesnis. Ir aišku, visi pripažįsta, kad reglamentavimas yra puikus postūmis daryti tuos darbus ir daryti juos laiku, su reikiama kompetencija ir žiniomis. Tai savo trumpą, ne visai trumpą įžangą baigiau. Mūsų webinaras bus iš 4 pranešimų. Kiekvienas iš jų truks apie 15 minučių, po to bus galima per Q&A užduoti klausimus. Aš juos pamoderuosiu, tačiau labai išsitempti negalime, nes turime šiam visam webinarui 1,5 valandos. Tai pirmą pranešimą turės Jūratė, ji papasakos apie NIS direktyvos reikalavimus ir organizacijų atsakomybę juose. Tada kalbės Rimas Kareiva, jisai susijęs saugumo temą su kompiuterinėmis darbo vietomis, įrenginiais ir kaip svarbu turėti integruotą ir visuminį požiūrį, o ne galvoti, kad nusipirkus kažkokį brangų sprendimą viskas veiks. Iš tikrųjų tikrai ne. Tada Tomašas papasakos apie tai, kaip svarbu aptikti kritiškai svarbius incidentus ir juos fiksuoti anksčiau, nei dar turime rimtą bėdą. Na ir paskutinis, bet tikrai neprasčiausias pranešimas bus kolegės Gintos, būtent apie dirbtinio intelekto sprendimus galimus ir naudojamus savivaldybėse. Tai linkiu gero, produktyvaus laiko, tikiuosi tokie koncentruoti pranešimai ir galimybė užduoti klausimus po kiekvieno pranešėjo mūsų neužmigdys. Ir dabar kviečiu savo kolegą Rimą, Jūratę, dalintis skaidrėmis ir duoti geros informacijos, kuri visiems pripildys rytą. Taip, tai sveiki visi. Ačiū labai už pristatymą. Tai jūs pasidalinsiu skaidrėmis. Tai šiandien pakalbėsiu apie NIS 2 direktyvos įgyvendinimą, bet mes jį įgyvendinam, ar ne, turbūt jau ne pirmus metus, tai šiek tiek pakalbėsiu ir tai, kur mes dabar turbūt visi esame, ar ne, ką mes jau esame nuveikę, arba turėjome bent jau būti nuveikę. Bet šiandien pagrindinė mano žinutė iš tikrųjų būtų jums dėl sekančio etapo. Tai sekantis etapas yra techninių reikalavimų įgyvendinimas ir tiek, kiek tenka bendrauti tiek su potencialiais klientais, tiek kiek su savais klientais, kartais dar vyrauja požiūris, kad jeigu nusipirksiu kelis sprendimus, tai mano saugumas tikrai pasidengs po NIS 2 direktyvą. Tai nėra ne visai taip. Ir papasakosiu, ką reikėtų daryti, kad mes išvengtumėm to galbūt fragmentiškumo. Tai visų pirma, apie tai, kur mes šiandien esame, tai turbūt visi mes, tikiu, kad iš jūsų ir nemažai yra, kurie praėjo tą kelią, ar ne, tai mes paskutinius metus iki šių metų balandžio mėnesio dirbom su organizacinių reikalavimų įgyvendinimu. Kodėl sakau, kad mes dirbame, nes mes turime tikrai nemažai klientų, su kuriais mes dirbame ir einame tą kelią kartu. Tai pastaruosius metus mes visi prioritetą teikiam dokumentacijai, įskaitant proceso atsakomybių nustatymą. Kas yra svarbu, NKS padarė tikrai gerą dalyką, ar ne, išleido šablonus, kuriuos mes galim naudotis, bet vėlgi, aš manau, kad yra geras dalykas, jeigu tu to šablonus prisitaikai savo organizacijai. Tai irgi tenka išgirsti tokios informacijos, kad kai kurie tiesiog to šablonus tvirtinosi, nes reikėjo, kas irgi yra suprantama. Tai jeigu taip yra, kad jūs tiesiog pasitvirtino šablonus, tai tikrai siūlyčiau per ateinančius metus juos persižiūrėti ir pasidaryti labiau priimtinų savo veiklai, ar ne, kad jie tiesiog negulėtų stalčiuje, būtų realiai gyvendinami. Taip pat dirbam su atsakingų asmenų paskirimui. Turbūt didžiausias iššūkis ir jums buvo kibernetinio saugumo vadovo paieškos, nes rinkoje tikrai nėra labai daug kibernetinio saugumo vadovų, plus yra ekspertinė patirtis ir visi kiti dalykai. Tai net nebejoju, kad susidūrėte su šitu iššūkiu. Tai vėlgi vieni rado, kiti pasiėmė paslaugas ir vienas ir kitas dalykas turbūt turi pliusų ir minusų. Svarbiausia, kad jūs jį turėtumėte ir vėliau papasakosiu, kuo jo rolė yra pakankamai svarbi, nes ta rolė neturėtų būti tiesiog primetama ar ne, kad tiesiog formaliai kažkas kažką atlieka, bet iš tikrųjų nieko nedaro. Tai kibernetinio saugumo vadovas tai yra tikrai tas žmogus, kuris turi padėti organizacijai, tai yra kibernetinio saugumo subjektui matyti tą visumą, ar ne, o ne atskirus dalykus.
Taip pat dirbom su rizikos ir atitikties vertinimu. Tai kuo skiriasi rizikos ir atitikties vertinimas? Tai jeigu atitikties vertinimu mes pasiemam kibernetinio saugumo reikalavimus ir pasižiūrim, ką mes atitinkam, ko netitinkam, tai rizikos vertinimas mums parodo mūsų prioritetus. Ne? Tai jeigu mes žinom kokius kažkokius trūkumus, tai mes galim pasimatuoti vis dėlto, o kas mums yra prioritetas, nuo ko aš turėčiau pradėti, kokią saugumo priemonę aš galbūt turėčiau dėktis ir panašiai. Tai rizikos ir atitikties vertinimas tai yra kaip atskiri procesai, bet vertinant visumą, tai yra vieni pagrindinių procesų, kurie padeda mums tiesiog pasimatuoti, ar ne, kur mes esam ir ko mums dar reikia. Taip pat mokymams kibernetiniai higienai, čia labai daug tikrai neužtruksiu, bet tai yra tikrai vienas iš dalykų, kurį turbūt ir jūs skiriate pakankamai daug dėmesio praėjusiais metais, tai yra iki balandžio mėnesio, nes atsirado labai šiaip sveikintinas dalykas kibernetinio saugumo reikalavimo apraše, kad 100% darbuotojų turi išklausyti mokymus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kibernetinis saugumas nesiorientuoja vien tik tai organizacinės ir techninės priemonės, bet orientuojasi ir žmogiškai faktorių, nes vienas nuorodos paspaudimas gali mums įtakoti tai, kad mes nebeturim saugumo. Ne? Tai yra vienas iš tų tokių bazinių dalykų, kas yra svarbu dirbti su žmogiškuoju faktoriumi. Na ir čia galėčiau dar daug tą sąrašą pildyti, bet yra kai kurių procesų įgyvendinimas, ar ne, ką mes jau turėjom pasidaryti, tai veiklos tęstinumo valdymo plano išbandymai, kibernetinio saugumo plano, incidentų plano išbandymas, įvairių sąrašų sudarimas ir daug įvairių dalykų, kur aš net nebejoju, kad dalis iš jų sunkiai ėjot per visus tuos metus. Jeigu kažko dar nesat pasidarę, tai tikrai rekomenduoju ties ta vieta dirbti ir tą pasidaryti, dėl to, kad įvyko turbūt staigmena, ne visai staigmena, bet turbūt daugelis iš mūsų nesitikėjo, kad NKS iš karto suėjus organizaciniams reikalavimams pradės planinius tikrinimus, kaip jie vadina, stebėseną ir panašiai. Tikrai teko bendrauti su klientais, kurie dar buvo nieko nepasidarę sausio mėnesį ir buvo tas požiūris, kad vis tiek NKS leis susitvarkyti ilgesniam laikui, vis tiek NKS iš karto tikrinimų nepradės ir baudų skirti nepradės. Tikiu, kad baudų gal skirti ir nepradės, bet vėlgi mes nežinom. Bet tikrai tai yra svarbi žinutė iš NKS, kad mes turime tikrai pakankamai rimtai žiūrėti į tų reikalavimų įgyvendinimą. Tikrai nemėgstu, kai visi gąsdina baudomis, priežiūra ir panašiai. Aš apskritai žiūriu į tuos visus reikalavimus, nors kai kuriuos labai sunku įgyvendinti, kai kurie ne visai mums patogus ir panašiai. Mes turėtumėm turbūt labiau žiūrėti iš tos pusės, kad tai padeda mums užtikrinti saugumą. Ir balandžio gegužės mėnesiais esminiai subjektai, tai net nebejoju, kad jūsų dauguma yra esminiai subjektai, nors žinau, kad prisijungia ar ne ir jums pavaldžios įmonės. Savideklaracijas pildėm. Ką reiškia savideklaracijos pildymas? Tai vėlgi mes visi pildėme savideklaracijas, teikėm įrodymus ir panašiai. Ką vėl tai rodo? Tai rodo, kad NKS nežiūri formaliai reikalavimus, vadinasi, kai ateis kitų metų balandžio mėnuo, kas atsitiks, mes jau turėsim parodyti atitikti techniniams reikalavimams, net tuo nebejoju. Tai apibendrinant, kur mes esam ir pereinant prie to, kur mes turėtume eiti toliau ir turbūt dalis jau jūsų eina tuo keliu, ar ne, nes jau praėjo geras mėnuo. Tai pirmasis etapas, aš manau, kad visiems mums buvo intensyvus ir keliantis iššūkių. Kodėl? Todėl, kad NKS eigoje dar leisdavo ir šablonus, ir tam tikrus reikalavimus, ir taisyklės keitė ir panašiai. Tai turbūt tikrai tas kelias buvo, negaliu sakyti, kad visiems sudėtingas, bet vis tiek nebuvo tas pats lengvas dalykas, kad tu pasitvirtini šablonus ir viskas išsisprendžia. Ir kibernetinio saugumo subjektai, tai yra mes visi realiai pajutom reguliavimą ir priežiūros funkciją vykdomą iš karto, kas yra labai aiški žinutė iš NKS, į kurią mes tikrai turėtumėm atkreipti dėmesį. Ir kas toliau, tai iki 27 metų balandžio mėnesio turi būti užtikrintas techninių reikalavimų įgyvendinimas. Galėčiau ties šitą vietą dėti tašką, bet nenorėjau dėti taško. Mano subjektyvia nuomonė, techninių priemonių veikimas turi būti užtikrintas. Tai vadinasi ne tai, kad mes nusiperkam tas priemonės balandžio mėnesį, bet mes jau turime užtikrinti jų veikimą. Labai yra svarbus dalykas, kas išeina iš būtent tų techninių reikalavimų, tai yra stebėsenos ir reagavimo gebėjimų stiprinimas. Tai vadinasi, su tais techniniais reikalavimais mums ne tik yra iškomunikuojama, kad mes turim kažką įsigyvendinti sistemoje, bet susikurti stebėsenos ir reagavimo sistemą. Vadinasi, kad mes galėtumėm greitai reaguoti į incidentus. Tai vienas iš tokių dalykų yra SOCas, ar ne, kad mes turėtumėm turėti SOCą, kuris visą laiką analizuoja įvykius ir panašiai. Tai šitas dalykas yra labai svarbus ir manau, kad tai yra vienas iš akcentų, ką mes turėsim pasidaryti iki balandžio mėnesio. Ir praktinis kibernetinio atsparumo užtikrinimas, tai vėlgi skiriu kaip tokį vieną iš dalykų, kas greičiausiai ir atsitiks balandžio mėnesį, jeigu mes
visi tikrai atidžiai pažiūrėsime tuos reikalavimus, tikrai dirbsime ties tuo klausimu ir sieksime tos maksimalios atitikties. Aš tikrai manau, kad nebus taip, kad mes čia viską 100% įsigyvendinsim, bet su kiekviena priemonė, su kiekvienu sprendimu, aš manau, kad tas kibernetinio atsparumo užtikrinimas, kai mes prie organizacinių prijungiam techninius, yra tikrai didelis postūmis dėl bendro saugumo užtikrinimo. Ir mano pagrindinė turbūt žinutė, apie kurią aš norėjau pakalbėti, kai sužinojau, apie ką yra webinaras ir kad reikės kalbėti saugumo temomis, ką aš matau ir turbūt gal netgi kritiką priimčiau ir kaip paslaugos tiekėjų, ar ne, kad didžiausia rizika yra fragmentuotas požiūris. Kodėl? Todėl, kad rinkoje tikrai teko turbūt ir jums susidurti, kai ateina ar ne kažkas ir sako, žiūrėkit, čia yra 3 sprendimai ar 5 sprendimai, jūs juos įsidėkit ir NIS 2 direktyva bus įgyvendinta. Taip. Tai iš tikrųjų, kalbant apie priemonių diegimą, tai iš tikrųjų tas fragmentuotas požiūris iš tikrųjų nėra pats geriausias dalykas. Ir kaip tas fragmentuotas požiūris pasireiškia aplinkoje ir kaip tas fragmentuotas požiūris jūs tiesiog galite pabandyti atpažinti, galbūt pas jūs jis yra irgi jau galbūt toks panašus yra. Ir atitinkamai jau galbūt galėtumėte imtis kažkokių tai priemonių, apie kurias vėliau pakalbėsiu, ar ne, kaip to fragmentuoto požiūrio išvengti. Tai vienas dalykas, kai techniniai reikalavimai pradedami gyvendinti įsigijant atskiras priemonės, neatsižvelgiant jau turimas priemonės ar bendrą infrastruktūrą. Visų pirmas dalykas, apie ką aš ir vėliau kalbėsiu, tai yra labai svarbu suprasti, o kur aš esu, ar ne, ką aš turiu, nes toks dalykas, kai tu pradedi įsigyti priemonės, neatsižvelgdamas į tai, ką tu turi, kokia tavo infrastruktūra gali sąlygoti tai, kad mes galbūt neturėsim integracijų tinkamų ir įvairių kitų dalykų. Įsigijant priemonės prieš tai neatlikus atitikties ir rizikų vertinimo. Tikrai daug kalbėsiu apie šitą dalį, dėl to, kad atitikties ir rizikos vertinimas, kaip minėjau, kuo jie skiriasi ir ką jie padeda, tai yra nusiimti tą nuotrauką, pasižiūrėti, o vis dėlto kurioje vietoje aš esu ir koks yra atotrūkis nuo to, ko man reikia, ar ne, ir ko iš manęs reikalauja tie patys kibernetiniai reikalavimai. Tai jeigu mes to nepadarom, jeigu mes diegiamės priemonės nepadarę šitų paprastų veiksmų, tai vadinasi, mes vėlgi turėsim šiek tiek fragmentuotą požiūrį, nes mes nematom visumos. Taip pat įsigijant priemonės tik dėl to, kad taip reikia. Kaip čia ir parašiau, svarbu užsidėti pliusą. Vėlgi tenka praktikoje susidurti, kai būna ir iš klientų, kur sako, žiūrėkit, nusipirksiu, ką reikia, bet tai nėra geras požiūris. Tai, ką reikia nusipirkti, yra vienas dalykas, bet paskirti atsakomybės, kad žmonės su jomis dirbtų, kad tos priemonės tiesiog negulėtų, tai yra svarbu, ar ne, kad nėra kibernetinio saugumo reikalavimai vien apie priemonių įsigijimą, tai yra apie jų praktinį veikimą. Ir manoma, kad konkrečios priemonės padės pasiekti pilną atitikti, tai jeigu jūs neturite organizacinių reikalavimų, jūs vis tiek tos pilnos atitikties nepasieksite. Visas kibernetinis saugumas dabar sukasi ant visumos. Kaip minėjau, organizaciniai, techniniai reikalavimai, darbas su procesais, darbas su techninėmis priemonėmis, darbas su žmonėmis. Visa tai kuria tą tikrąją saugumo aplinką ir tai kuria tą būtent kibernetinį atsparumą. Ir koks rezultatas, jeigu mes turime fragmentuotą tą požiūrį į saugumo priemonių diegimą, tai gali dalis funkcijų dubliuoti skirtingose sprendimuose, gali atsirasti nesuderinamumų tarp skirtingų technologijų, perkami nauji sprendimai, nors naudojami sprendimai turi atitinkamus funkcionalumus, tai galiu, pavyzdžiui, pasidalinti pavyzdžiui su vienu mūsų klientu. Tai jeigu jūs jau domėjotės kibernetinio saugumo reikalavimais, tai žinot, kad dabar jau reikėtų turėti pažangę antivirusinę, kuri turėtų grėsmių žvalgybos funkciją. Arba, aišku, gali papildomas priemonės turėti, kurios tą funkciją užtikrintų. Tai iš tikrųjų mes su klientu nepradėjom ieškoti naujų sprendimų, mes tiesiog pasikėlėme licenciją ir ne į aukštesnę ir atitinkamai ta antivirusinė tiesiog turėjo galimybę, ar ne, atsiprašau, ne antivirusinė, ugnesinė tiesiog su aukštesnė versija turėjo tą grėsmių žvalgybą, ar ne visą. Tai yra tas pats sprendimas, ar ne, jiem niekas nesikeitė, mes nieko papildomo nedarėm, tai paprastas veiksmas, iš karto tas reikalavimas yra įgyvendintas. Taip pat sprendimai įsigijami, bet neišnaudojamas jų galimybės arba jie iš viso nenaudojami, tai kaip minėjau, tikrai pasitaiko tokių atvejų, kai kibernetinio saugumo subjektai iš seniau netgi turi tą pačią, pavyzdžiui, duomenų nutekėjimo prevencijos sistemą, bet jos tiesiog nenaudoja. Ne? Tai
kam tada tiesiog turėti, bet jas nenaudoti ir neišnaudoti tų visų funkcijų, kurias tu galėtum išnaudoti. Aišku, čia atsiranda kiti dalykai, nes tai yra dažniausiai tai yra galbūt valstybinis sektorius, nėra pakankamai tų išteklių ir panašiai. Čia yra atskiri dalykai, bet jeigu mes jau diegiamės kažkokias priemonės, tai turim galvoti apie tai, o ką mes su jom darysime ir kaip mes su jom toliau dirbsime. Ir kaip pasiekti, nes kad nebūtų tas mano tik tai teorinis, ar ne, kaip čia viskas blogai, kiek čia daug rizikų, turėkit nefragmentišką požiūrį ir panašiai, bet iš tikrųjų kaip pasiekti ir kaip jūs patys galite to fragmentiško požiūrio ateinančius metus išvengti, tai visų pirma įsivertinti esamą situaciją, tai vėlgi pasikartosiu, atitikties ir rizikos vertinimai, tai yra tikrai svarbus procesai, pasidarykit juos tikrai kokybiškus, ne dėl pliusiuko, ne dėl to, kad turėjo dokumentą ir pateikti iksisą, bet tiesiog pasidarykite kokybišką atitikties ir rizikos vertinimą. Tikrai įvertinti esamą situaciją turi kibernetinio saugumo vadovas kartu su IT, tai nėra IT vien dalis, kibernetinio saugumo vadovo rolė yra ypatingai svarbi, jeigu mes kalbam apie organizacinius ir techninius saugumo reikalavimus. Kibernetinio saugumo vadovas, jisai turi matyti, ar ne, pačią pagrindą, pačią viziją, ar ne, ką aš turiu ir kur man reikia eiti toliau eiti, ir jis turėtų sukoordinuoti, ar ne, visus ir pasakyti, žiūrėkit, čia yra mūsų kryptis ir mes turėtumėm ten eiti. Identifikuoti, ko papildomai reikia, tai vėlgi, ko reikia, tie patys atitikties ir rizikos vertinimai ir tas pats bendradarbiavimas kibernetinio saugumo vadovo kartu su IT. Esamų priemonių papildomų funkcionalumų vertinimas, visada įsivertinkit, o tai, ką jūs turit, kiek jums gali, ką jūs galit prasiplėsti, ką jūs galit išnaudoti, kad jūs tą pačią priemonę, ta pati priemonė jums padėtų tiesiog įgyvendinti tuos reikalavimus, o ne ieškotumėt iš karto kitų naujų sprendimų. Ir kai kalbam apie naujus sprendimus arba tų pačių priemonių gyvendinimą, vėlgi reikia visumos. Jūs pasižiūrėkit, ar kažkuris sprendimas, kiek jis tų reikalavimų uždengia, kiek jis galėtų galbūt uždengti tų reikalavimų, kad nebūtų taip, kad mes vienam reikalavimui turim po vieną sprendimą. Aišku, mes tiek turbūt finansų neturėtumėm, bet mintis yra labai paprasta, kad jeigu mes turim kažkokį sprendimą, jeigu mes planuojam kažkokį sprendimą, geriausiai pasirinkti tokį, kuris maksimaliai dengtų tuos reikalavimus ir mums ir geriau turėti kelis sprendimus, bet nebelenkiek tų sprendimų, kurių mes paskui nevaldysim. Ir faktas tai yra atsakomybių pasiskirstimas. Jeigu jūs kalbate apie techninį saugumą, kažkokių sprendimų dėgymą ir panašiai, mes turim žinoti, kas su tuo dirbs. Ne? Tai yra labai labai svarbus akcentas, kad mes žinotumėm, kas su tuo dirbs, kokios jo atsakomybės, kaip ta informacija keliaus ir panašiai. Ir čia irgi norėčiau akcentą uždėti, kad tai nėra vien tik IT atsakomybė, tai yra ir paties kibernetinio saugumo vadovo atsakomybė. Dėl to, kad paimkim, kad ir patį pažeidžiamumų skenavimą, ar ne, vulnerability testus. Tai vėlgi, kas turi IT viską daryti, viskas yra tvarkoje, bet kibernetinio saugumo vadovas vėlgi jisai turi dalyvauti spragų, kai yra spragų analizė, ar ne, kokios nustatytos, kokia yra jų rizika ir panašiai. Tai tikrai nėra tie techniniai reikalavimai vien tik tai apie IT ir būtent kibernetinio saugumo vadovo yra pagrindinė turbūt funkcija matyti tą visumą ir padėti su IT, ar ne, matyti tą visumą. Ir pagrindinė mano žinutė, turbūt, kurią aš norėčiau, kad jūs išsineštumėte iš mano pranešimo, tai kad saugumą kuria nesaugumo sprendimų kiekis, o sisteminis požiūris į saugumą. Tai yra pagrindinis dalykas, ko mes turbūt turėtumėm vadovautis iki kitų metų balandžio ir turbūt ateityje, nes natūralu, kad saugumas tai nėra tai, kad aš įsidegiau ir tai yra viskas. Saugumas visą laiką jis turi tobulėti, turi vystytis ir, žodžiu, ir mes visą laiką turim būti pirmiau turbūt negu visos tos kibernetinės grėsmės. Tai, bet šiai akimirkai, šiai dienai visą laiką prisiminkite, kad tai negalvokite vien apie tai, o kokį man saugumo sprendimą įsidiegti, geriau galvokite vis dėlto, ką aš turiu ir ko man dar reikia. Tai tiek norėjau papasakoti, jeigu turėsit kažkokių tai klausimų ir norėsite su manim atskirai susisiekti, tai čia va matysit mano kontaktus, kol manęs dabar klausinės klausimų, jeigu jūs jų turit. Tai perimas štafetę, matau, kad matyt rytas ir dar nedrąsu užduoti klausimų, tai aš gal užduosiu pati, Jūratė, vieną klausimą, nors čia gal ir nuskambėjo tarp eilučių, bet uždedant tokį akcentą, tai tavo vienas top patarimas tų, kurie mūsų klauso iš tavo pusės, ką reikėtų pasidaryti, va taip, kad norint pradėti? Atitikties ir rizikų vertinimo. Tai yra pagrindiniai procesai, nuo kurių reikėtų pradėti prieš diegiant saugumo priemonės, kad mes matytumėm atotrukio vis dėlto ko ir plus rizikos vertinimas jums iš karto paprioritizuos, ar ne, nes mes vienu metu visko neperkam. Tai čia mano būtų top 1.
Ir Tai turėkit jo gerą ir užtenka, palikime Jo. intrigą, jeigu norės parašyti Q&A, o dabar perduokime stafetę Rimui ir padrąsinu visus, kad rašykite klausimus, bus įdomesnis laikas. Gerą dieną, ačiū Jūratė už įžangą. Labai daug žinučių, kurias aš norėjau perduoti, buvo tavo pranešime. Tai manau, kad labai gera įžanga. Aš gal būsiu kažkiek praktikas. Asmeniškai atėjau, dirbu jau apie 17 metų. Didžiąją dalį buvau Microsoft produktų vadovas ir pastarosius beveik jau 3 metus vadovauju skaitmeninio darbo vietų kompetencijų centrui. Tai va tie paskutiniai metai yra tam tikros pamokos praktinės, būtent saugumo sprendimų diegimo srityje, labiau orientuotus į skaitmeninės darbo vietas. Bet turbūt pabandysiu iškomunikuoti, kodėl skaitmeninės darbo vietos nėra mažiau svarbu, o gal net ir svarbiau už pačias IT sistemas, kodėl jas reikėtų saugoti. Aš irgi turiu vieną žinutę, kurią noriu iškomunikuoti. Žinutė ta, kurią aš noriu iškomunikuoti, kurią aš jau komunikuoju tos pačius 3 metus, kur vadovauju komandai. Tai visą laiką darau pristatymus ir visą laiką klientams sakau, jūsų darbo vietos nėra saugios. Nesvarbu, kiek jūs esate apsirašę, dokumentavęsi, tvarkas įsidėję, kokius sprendimus esate įsidėgę, jos nėra saugios. Vien iš tos pusės, kad tie, kas, pavadinkim taip, puola IT sistemas, tie kibernetiniai nusikaltėliai, jie nuolatos tobulėja, jie naudoja pačias naujausias, moderniausias technologijas ir mes turim suprasti, kad tai yra nuolatinis procesas, su kuo mes turime dirbti. Ir turbūt mano žinutė, kad šiandieną yra puikiai diena imtis tų naujų priemonių. Naujų, aš čia turiu tam tikrą užslėptą mintį, bet perinant prie tos minties, noriu iškomunikuoti, kas yra skaitmeninė darbo vieta, ne? Kad tai nebūtų kažkokie žodžiai, kažkoks įmantrus terminas. Jeigu tai pažiūrėti skaitmeninę darbo vietą, tai yra mėlynas stulpelis dešinėje pusėje, pažiūrėti, iš ko jinai susideda ir palyginti su standartiniam technologijom, su duomenų centrų sprendimais ir visa infrastruktūra. Jinai turi nemažiau lygio, nemažiau sluoksnių, kuriuos mes turime iš IT saugos pusės suprasti, apsaugoti, įsivertinti tas pačias rizikas, pažeidžiamumus ir panašius dalykus. Ir viena jau tokia netgi rekomendacija iš mano tų 3 metų patirčių darbo su klientais. Dažnai aš anksčiau bijodavau klientam rekomenduoti eiti į debesį, dabar aš nebijau rekomenduoti eiti į debesį, aš rekomenduoju eiti į debesį ir netgi konkrečiai pasakysiu, kodėl. Čia dedu tokį brūkšnį. Tas brūkšnys reiškia, kad tuose 3 stulpeliuose, kur yra, nežinau, kaip kas spalva jūs matot, aš matau tokia lyg oranžinė pas mane. Oranžinės dalis debesijoje tampa tarsi ir darbo vietų, sakykime, infrastruktūra. Jūs galite tą infrastruktūrą apsaugoti, prižiūrėti būtent įrankiais, kurie yra skirti skaitmeniniam darbo vietom. Tai rezultate, jeigu jūs turite sistemas, kurios veikia tai vadinamus software as a service principu ar kaip paslauga, tai iš esmės didžiąja dalim jums nebereikia kažkokių sudėtingų įrankių, sudėtingom sistemom saugoti. Skaitmeninio darbo vietų saugos įrankiai pilnai galioja šitoje srityje. Vėlgi, kad suprastume dinamiką, apie kokius mes sprendimus šiandieną šnekam. Jeigu grįžti prie pagrindinės žinutės, kad nesaugios jūsų darbo vietos ir šiandien puikiai diena imtis naujų priemonių, aš prieš šį pristatymą kažkaip pagalvojau, kad aš vis dažnai ateidamas į renginį vis pasakoju apie kažką naujo, apie kažką sudėtingo, apie kažką labai modernaus, bet praktika paskutinius 3 metus diegiant realius projektus, įrankius į jūsų tipo organizacijas ir valstybinės organizacijas ir verslo, aš dažnai pamatau, kad modernios technologijos ateina gan lėtai ir tai yra normalu, nes jos turi įsidiegti jūsų organizaciją, jūsų darbo kasdienybę. Todėl turėčiau kalbėti šiandieną ne apie naujas priemonės, o apie senas geras priemonės. Tai yra pakartoti tai, ką per N metų esu pamatęs, ką esu turbūt rekomendavęs, anksčiau pristatinėjęs prieš porą metų kaip naujas priemonės.
Pranešimas šiandieną mano trumpas, turiu 15 minučių iškomunikuoti žinutę, iš tikrųjų informacijos turiu daug, gali kažko ar nepavykti. Tai reklamuoju 2 straipsnius, kuriuos esame išplatinę šiomis ir panašiomis temomis. Kai bus pasidalinta skaidrėmis, ant kiekvieno šito paveiksliuko užvedę pilytę, paspaudę, jūs tiesiog per nuorodą nueisite į straipsnį, galėsite detaliau paskaityti. Bet jeigu taip sureziumuoti tas senas geras priemonės ir aš įsivaizdavau, kad jūs jau tikėjotės, kad bus čia kažkokie produktai įvardinti, įrankiai, kažkokios, nežinau, tos auksinės kulkos, kur vieną kartą iššovė, viskas susitvarkė. Iš esmės nėra viskas taip paprasta. Turbūt IT saugumas ir IT sistemos yra dinamika. Jeigu jūs esate iš IT srities, esate IT vadovas, administratorius, suprantate, apie ką aš kalbu. Ir aš turbūt pakartosiu tai, ką Jūratė yra minėjusi, apie tai, kad diegiant saugumą, tai nereiškia, kad tai yra nauji įrankiai, naujos sistemos. Aš visą laiką klientams sakau, įsivertinkime tai, ką jau šiai dienai turime. Ir rezultatas jūs gali nustebinti. Pakalbėsime apie konkrečius produktus šiandieną, aš įvardinsiu ir tam tikrą gamintoją, kurį aš čia reklamuosiu šiandieną. Tai pakalbėsime ir parodysiu, kokiame tas nustebimas gali būti. Taip pat mano praktiniai projektai pastaruoju metu šneka apie tai, kad yra geriau, mažiau ir gerai, negu viską ir paviršutiniškai. Dažnai pastaruosius 2-3 metus girdžiu tokius užsakymus, mes norime įsidiegti produktais, jeigu kalbant Microsoft 365 E5 planą visą, su visomis saugumo priemonėmis. Ir mano dažnai atsakymas būna, nerekomenduoju, nes kitą dieną įdiegus viską, jūs tiesiog stosite veikti kaip organizacija, jūs tiesiog nepajudėsite iš vietos, nes jūs nesat pasiruošę visiems tiem saugumo, sakykime, nustatymams. Ir IT saugumas tai procesas. Įdiegimas nereiškia, kad mes jau esame saugus, mūsų tai neapsaugos. Mes turime nuolatos peržiūrėti savo įrankius, juos vertinti, tai yra sukti tą ratuką, vis vertinti, ką turim, žiūrėti, kaip pritaikyti daugiau, iš to mažiau ir gerai, po truputį augti į didesnius sprendimus. Tai yra pradėti nuo kažkokio tai stabilaus pamato, jį įsivaldyti, sakykime, pilnai įsidiegti ir tada ant to pamato mes galime auginti naujus kažkokius dalykus. Tai čia tokia viena grupė, aš taip esu pagrupavęs ne veltui tarpas, tai nereiškia, kad aš kažką pamiršau įdėti. Antra grupė kalba apie procesą, apie IT saugą ir mano čia turbūt žinutė yra, kad mes kaip IT, aš save laikau labiau kaip tas IT tikrasis, tie diegėjai, architektai, integratoriai, kurie integruoja naujus įrankius. Tuos paskutinius 3 metus mūsų architektų komanda ties tokiais projektais ir dirba ir mes tiesiog pamatėm, kad mes nesam tik diegėjai, mes esam grandis, mes jungiam iš esmės skirtingas funkcijas ir jungiam tokias funkcijas kaip CISO, angliškai terminas, mačiau pas Jūratę yra KSV, turbūt terminas kibernetinio saugumo vadovas, aš tai naudoju CISO, tai yra Chief Information Security Officer, angliškai, galbūt, kad irgi suprastumėte, apie ką kalbu. Tai taip, su kibernetinio saugumo vadovu turime bendrauti kaip IT diegėjai, turime bendrauti ir su tai vadinamu Chief Support Officer, arba lietuviškai būtų, tai yra komandos, kuri prižiūrės jūsų sistemos, kurios bus įdiegtos, kurios turės būti prižiūrimos pagal saugumo reikalavimus. Ir tarp veiklos tęstinumas, aš po veiklos tęstinumo turiu 2 grupės žmonių organizacijai. Tai yra skyrių vadovai, kurie nusako tempą, kaip organizacija turi dirbti, ką jinai turi gebėti kasdieną įgyvendinti, plus tai padaryti saugiai. Ir kita grupė tai yra patys vartotojai. Patys vartotojai yra labai didelė jėga jūsų organizacijai, diegiant senas geras priemonės. Nes kai kurias jie gali priimti, kai kurias gali atmesti. Ne viename projekte iš Chief Information Security Officer gavus tam tikrus aiškius reikalavimus, kokių saugumo priemonių buvo norima, jas įdiegus teko suktis atgal ir prastinti tuos visus reikalavimus, nes tiesiog darbuotojai atsisako dirbti tokiam sąlygom. Tai vėlgi, kaip ir sakau, dalis jūsų turbūt esate IT, turite suprasti, kad jūs esate ta jungiamoji grandis ir turite derintis tarp visų šitų šalių.
Na ir natūralu, IT saugumas tai nėra kažkieno vieno atsakomybė, tai yra visos organizacijos atsakomybė. Priemonės tokios, sakyčiau, gal suprantamos, gal jau suvoktos, gal dar nesuprantam, dar yra tos technologijos, dar yra ta kasdienybė, ta rutina, tas bėgimas, viskas atrodo sudėtingai. Ir jeigu mes pažiūrėtume paskutinio labai garsiai nuskambėjusio kibernetinio incidento perspektyvoje, kas nutiko, pamatytume tą visą kompleksiką, tai pasižiūrim. Mes gavom informaciją, kad buvo incidentas, viešai sužinojame, kad buvo nutekinti duomenys, ar įvyko kažkokia duomenų vagystė. Dar sužinojom, kad ta vagystė įvyko per tam tikrą neleistiną prieigą, reiškia, kažkas nesankcionuotai pasiekė duomenys ir kažkas su jais padarė. Ir dar į spaudos radau tokios informacijos, kad tam tikrą laiką šių metų nuo pradžios buvo sistemose tam tikri signalai apie tos keistus prisijungimus, apie tą neleistą prieigą ir niekas nebuvo daroma. Ne? Turbūt visi žinot, apie kokią čia aš atvejį pasakoju, spaudoje dabar viešai kiekvieną dieną galima rasti ne vieną straipsnį. Pažiūrėkim, ką buvo galima padaryti. Ne? Tai kiekviename žingsnėje, kiekviename etape, kurį aš įvardinau, yra technologijos, yra priemonės. Angliškai tai atrodo kažkaip labai sofistikuotai, sudėtingai, ką čia reikia daryti. Įvardinu netgi konkrečius produktus, kuriais buvo galima pasiekti, kad šito incidento nebūtų. Ir iš pavadinimo turbūt tie, kas dirba su šitais įrankiais, supranta, kad aš kalbu iš esmės apie Microsoft 365 platformą. Kodėl kalbu apie Microsoft 365, nes aš čia galėjau galbūt įdėti kito gamintojo įrankius. Aš manau, kad tokio tipo organizacijom kaip jūs, Microsoft 365 platforma, turint minty mano skaitmeninių darbo vietų savoką, kurią aš pateikiau pradžioje, kurioje telpa netgi ir didelė dalis infrastruktūros, jeigu jinai yra iškelta į debesiją. Aš manau, kad Microsoft 365 produkto užtenka visiems reikalavimams, NIS2 direktyvos ar ISO 27000 sertifikatų, jeigu laikotės, kad jūs atitiktumėte visus reikalavimus. Jums užtenka vienos platformos, vieno įrankio, vėliau pasižiūrėsim, kad net užtenka vienos galbūt licenzijos. Į ką aš vedu į tai, kad naudoti reikėtų platformiškai, tai reiškia imti produktą, kuriame yra ir saugumo įrankiai, ir darbo įrankiai, ir netgi įrankiai, kurie leidžia automatiškai reaguoti ir informuoti apie vykstančius incidentus. Šitą irgi paveiksliuką rodau tam, kad sukelti, nežinau, diskusiją ar išprovokuoti jūs, nes dažnai projektuose girdžiu organizacijos darančius klaidą. Ir Jūratė apie tai minėjo, kad galbūt nupirksim kažką naujo, kažką brangaus, Microsoft 365 E3 arba E5 planas. Kas nežinote, Microsoftas turi vieną E7 planą. Tai reiškia, atrodo, kad kuo brangiau nupirksim, tuo mums lengviau padės padaryti tą superhero judesį, žingsnį, veiksmą, pasiekti rezultatą ir būti saugiais. Su prastesniais produktais mums reikės kažką statyti tą pilį nuo pamatų, lipti viršų. Tai mano praktika rodo iš paskutinių kelių projektų, nesvarbu kokį planą jūs beturėtumėte, jums reikės užlipti nuo pamatų į viršų, susikurti, peržiūrėti esamas konfiguracijas, jeigu jau naudojate tos planus, pasižiūrėti, kas šiai dienai galbūt praleista, kad galėtumėte atlikti tas funkcijas, kurias aš rodžiau prieš tai buvusiai vizualizacijai, to, sakykime, incidento. Ir netgi duosiu tokią kaip ir finansinę paskatą, kodėl visgi tai turėtų būti. Nes pats produktas, pati technologija, pati platforma dengia visas tas sritis, kurias aš rodžiau. Galima eiti atskirą techninę diskusiją, dengia, nedengia, bet mano ekspertinė nuomonė yra, kad su tuo platforma mes pilnai galime užsidengti, apsaugoti save. Ir čia aš tiesiog pateikiau palyginimą Microsoft 365 Business Premium planų ir Microsoft 365 E3 planų. Jeigu jūsų organizacija yra iki 300 darbo vietų, mano rekomendacija būtų Business Premiumas, kuris yra per pusę pigiau. Ir pridėjus prie jo papildomus galimus komplektuoti taip vadinamus priedus ar adono licenzijas,
jūs galite išplėsti Business Premium funkcionalumą iki E5 plano lygio už tą pačią E3 plano kainą. Reiškia, finansiškai šiai dienai labai apsimoka organizacijom, kurios nėra didelės, iki 300 darbo vietų, pilnai padėti save į Business Premium planą ir su juo važiuoti į priekį. Turiu skaidrę, kurioje galima eiti kalbėti detaliai, kiek visokių įvairių techninių galimybių suteikia Business Premiumas. Iš esmės, kiekvienas dešinėje esantis kvadratukas, po kurios lepiasi tam tikrą funkciją, dengia visą sakykime, tas visas sritis, kurias buvo vardinės prie konkretaus incidento. Tai tas planas pilnai jas įgyvendina. Čia galbūt diskusijai galėsim pasilikti, galėsit klausimą netgi užduoti, jeigu turite konkretų poreikį kažką pasidaryti ir nežinote, ar tas įrankis padengia jūsų poreikį ar nepadengia, galėsiu atsakyti tą klausimą. Tai jeigu sureziumuoti prie senų gerų priemonių ir ten tos idėjos, kad įsivertinkite, aš tikiu, kad didžioji dalis jūs esate Microsoft 365 klientas, jau naudojate tą įrankį, tai mano rekomendacija pasižiūrėti taip, kaip dabar yra. Jeigu nėra kompetencijos, nėra žinių, nėra laiko, nėra matymo, kaip jūsų funkcionalumą privesti prie konkrečių NIS2 direktyvos reikalavimų, vėlgi su vykusiais projektais išsigryninome tam tikras paslaugas, kurias mes galime teikti. Ir mūsų atveju vėlgi mes kaip architektai, aš vardinau save kaip sistemų diegėjus, kaip integratorius, kaip tos techninius architektus, bet mūsų praktika rodo, kad didžiąją dalį laiko mūsų projektuose suvalgo ne pats diegimas, ne pats konfigūravimas, tai yra visi kiti dalykai aplinkui. Tai yra tas, aš angliškai tai vadinu technical preparation, tai kad suprasti, kur mes šiandieną esam, ką Jūratė minėjo, kur mes norime nueiti, kokį sekantį mažą žingsnį galim pasidaryti, kad tapti saugesniais, labiau atitikti NIS2 direktyvą. Pats įgyvendinimas yra gan, sakykime, nedidelė dalis mūsų paslaugų. Ir žinutė turbūt iš šitos skaidrės, aš neįsiu per kiekvieno punktą ir neaiškinsiu, bet žinutė yra tokia, kad kiekvieną iš šitų punktų atskirai galima kaip paslaugą įsigyti. Ir aš rekomenduoju jums pagalvoti, pamastyti, kad kai kuriais atvejais prieš einant bandyti įgyvendinti tam tikrus saugumo įrankius, neturint pilnai žinių, kompetencijos, patirčių, netgi diegiant tam tikrus įrankius, vertėtų pasisamdyti iš tikrųjų partnerį tiekėją, kuris ir CISO turi supratimą, ką turi atlikti CISO ir kaip IT saugos visi reikalai, procesai yra organizuojami. Vėliau kolega pakalbės, kaip yra teikiamos priežiūros paslaugos ar ko reikėtų reikalauti iš tokias paslaugas teikiančių organizacijų. Tai mūsų mintis, mes turim tą tokį sisteminį matymą, apie ką kalbėjo ir Giedrė, ir Jūratė, ir bent jau mūsų komandos savo projektuose mes stengiamės atėję nedaryti funkcijų įgyvendinimo. Mūsų klausimai yra, ko iš jūsų prašo informacijos saugos pareigūnas, kibernetinio saugumo vadovas, kas pas jūs prižiūrės sistemas, kurios bus įdiegtos, kas jas valdys, kas su jomis dirbs, kad mes tą įrankį įdiegtume taip, kad tai neiškreiptų jūsų kasdienio darbo, kad tai nesukurtų papildomų darbų, kad tai palengvintų, kad įrankiai palengvintų jums darbą. Tai mes esam tarsi toks tarpininkas ir vertėjas tarp tų žmonių organizacijų, kurie organizuoja saugumą ir nustato reikalavimus, tarp tų, kas juos įgyvendina. Tai yra vartotojai, verslas ir, sakykime, atskirų, gal net padalinių vadovai, kurie irgi reikalauja kažkokių tai galimybių iš IT sistemų. Tai grįžtų prie pagrindinės žinutės. Turbūt pasikartosiu, kad matau dvi senas geras priemonės, tai pažiūrėti į jūsų šitą uždavinį per proceso prizmę, pasižiūrėti per tai, kad tam procesui šią dieną jūs turite įrankius, kurių galbūt iki galo nežinote, nesuprantate, galbūt neturėjote laiko pasibandyti, tai mes su tuo galėtume jums pagelbėti. Ir tokie pirmos užuominos arba tie vadinami žemai kabantis vaisiai, ką mes matome iš savo patirčių pas organizacijas, kas tikrai greitai duoda rezultatą. Tai pirmas veiksmas pasižiūrėti Microsoft 365 tarnybų konfigūracijas, saugumo konfigūracijas, panalizuoti jas, pasikoreguoti. Tai nedideli projektai, tai yra mini kažkokios korekcijos. Tos mini korekcijos iš karto pradeda veikti sekančią dieną.
Ir jau tokios sritys temos, kuriuose mes sakom, kad jeigu jau pasidarėm tas mini korekcijas, kur mes galim labai greitai irgi įdiegę tam tikrus funkcionalumus turėti rezultatą. Tai viena svarbiausių tarnybų, tai yra Entra-ID, tai yra vartotojų tapatybių visas valdymas, teisės, prieigos taisyklės, iš kur galima jungtis ir panašiai. Na ir sekantis keli dalykai. Ir pabaigai tiesiog jau turbūt matau klausimų liktai nėra, savo dalį irgi einu į pabaigą. Kadangi savivaldybių klientų sąraše savo neturime, o jūsų yra daug ir mes norime išmokti diegti sprendimus tinkamus jum pagal jūsų specifiką, pagal jūsų darbo organizavimo taisyklės logikas, tai aš netgi tokį kaip ir dovaną ar pasiūlymą turiu iš savivaldybių, kurios kreipsis į mus ir sakys, kad mums reikia kažkokios pagalbos, vienokios ar kitokios, bandant įsivertinti, kur jūs esat ir įsigyvendinti galbūt tuos saugumo įrankius per Microsoft 365 platformą. Tai mes sakom, kad viena iš savivaldybių tą saugumo konfiguracijų analizę ir rekomendacijos koregavimui pateiksime nemokamai. Čia tokia kaip mokymasis, suprasti jūs, kad sekančiom savivaldybėm galėtume pasiūlyti jau kažką adaptuoto, kažką, kas realiai atitinka jūsų kasdienybę, kasdienius procesus. Tai kreipkitės, rašykite iš vienos organizacijos, kuri pasikreips vienai, atliksime tą analizę ir tam tikras korekcijas netgi nemokamai. Ir tikiuosi, kad bus gera paskata sekančiom iš išmoktų pamokų, kad mini dalykai, mini pokyčiai, gerai padaryti, jie gali duoti tikrai didelę naudą. Tai aš savo 20 minučių jau sunaudojau. Ar mes turim klausimų? Tai ačiū, Rimai, neturime mes klausimų, bet aš dar kartą noriu paraginti visus tą padaryti, nes matyt, ne kiekvieną antradienio rytą turim tiek ekspertų vienoje vietoje, tačiau aš tau turiu vieną klausimą, nes tu labai daug kalbėjai apie tai, apie gerasias praktikas, kaip reikėtų daryti, kur yra tie vaisiai, o gal gali pasakyti, ko gink dieve nereikėtų klientams daryti, arba didžiausia klaida, kurią daro iš tavo turimos patirties klientai valdydami skaitmeninės darbo vietas, kur jau raudona vėliava ir tu sakai, venkit šito būtinai. Nesakysiu, negaliu pasakyti, kad tai, kad dabar įvardinsiu, kad čia yra kažkokia blogybė, bet čia turbūt nėra geroji praktika. Ir kur turėtų pas jūs įsijungti tam tikri signalai, ar galbūt stabdžio kažkoks toks jausmas, tai kai jausite, kad įgyvendindami saugumą, kas kartą norėdami turėti naujų galimybių, jūs kalbate apie naują produktą, apie naują įrankį, apie naują sistemą ir pas jūs ir galbūt tada įsigijimuose ir per pirkimus matote, kad perkate vis skirtingų gamintojų įrankius ir panašiai. Nesakau, kad tie įrankiai jums nepadės, jie tikrai padės, bet vėlgi reikia suprasti, kad kiekvienas įrankis tai vėlgi nėra vienkartinis projektas, tai mes užsikuriam naują procesą. Tai mano tokia turbūt rekomendacija, kurkime procesą vieno gamintojo platformoje, aš galbūt šiandieną kalbėjau apie Microsoftą, vėlgi tai gali būti ne Microsoftas, gali būti galbūt kitas gamintojas, bet konsoliduokime viską vienoje platformoje, nes tada neturėsime integracinių klausimų, skirtingų paskyrų, vėlgi skirtingos kompetencijos, kurios reikia, begalę iššūkių, su kuriais mums reikės kovoti. Tai kuo mes labiau susimažinom įrankių, sakykime, gamintojų, nes kiekvienas dar gamintojas turi savo viziją ir savo filosofiją, kaip vieni ir kiti uždaviniai jie turėtų būti sprendžiami. Tai kai jau matote, kad tų gamintojų pas jūs prisidaugina jau per daug, sakyčiau, čia turėtų būti tie signalai ir mes esame matę, kai yra nupirkti įrankiai, nuperkami įrankiai, sumokamos didelės sumos ir vėliau jų atsisakom. Tiesiog atsisakoma, nes atsiranda dubliavimas, nėra kam to įrankio pilnai prižiūrėti, diegti, vystyti ir organizacijos grįžta į tą geriau, mažiau ir gerai, negu turėti daug visko ir viskas paviršutiniškai, o kai kas galbūt netgi pamiršta, užmesta ir visiškai neprižiūrima. Tai
Galbūt čia toks, net sakyčiau, net ne technologinis, o organizavimo klausimas, kaip organizuojamas tas visas saugumo klausimo sprendimas. Tai ačiū tau. Ir tada kviečiame Tomašą pasidalinti savo pranešimu. Sveiki. Mano vardas yra Tomaš, aš esu atsakingas už testinės paslaugas. Dirbu jau nuo 2015 metų, tad teko susidurti su labai dideliu kiekiu kaip infrastruktūrų, klientų, taip ir skirtingų situacijų. Šiandien labiau norėčiau susifokusuoti į saugumo paslaugą, kurią mes vadiname TMDR. Bet prieš einant prie pačios paslaugos, šiai dienai, kai rinkoje yra aktuali tema NIS2, vis dažniau atsiranda labai daug tokių trumpinių EDR, XDR, MDR, SOC ir kartais sunku yra susigaudyti iš principo, kas tas yra, kuom jie skiriasi ir faktiškai prieš einant į MDR, aš galbūt taip norėjau truputį tokį kaip aš paaiškinčiau savo, močiutei, kuom skiriasi EDR-as nuo XDR ir MDR, ne? Tai jeigu taip pažiūrėjus paprastai nuo EDR, tai yra toks labiau išplėstinė arba labiau protinga antivirusinė sistema, kuri galbūt moka ne tik tai, sakykime taip, aptikti kažkokį virusą arba užblokuoti kažkokį failą, bet jinai moka iš principo ir analizuoti, stebėti, sakykime, sistemą ir, tarkim, arba automatiškai, arba rankiniu būdu izoliuoti kažkokį vieną įrenginį arba vieną sistemą. Kalbant apie XDR, tai vėlgi jau yra dar protingesnė sistema, kuri daro labai panašius veiksmus kaip EDR-as. Tik tai jinai jau duoda dar papildomų įrankių, kaip išanalizuoti tas grėsmes, per kelias sistemas patikrinti, kur kas, sakykime, skirtingas duomenų bazės, patikrinti, sakykime, aptiktas grėsmes. MDR-as ir SOC-as tai jau yra ne vien tik tai sistemos, bet tai yra iš principo paslaugos, kurios yra susijėtos ne tik tai su sistema, bet ir su realiais žmonėmis. Tai yra faktiškai perkant MDR, jūs perkate ne tik tai platformą, bet ir realių žmonių, analitikų, kurie stebi jūsų grėsmės, analizuoja jas ir jas sprendžia. Ir tas pats yra SOC-as. Iš principo tai jau tokia labiausiai išplėsta paslauga, kuri stebi, sakykime, galbūt ne tik tai darbo vietas, serverius ir tinklą, bet jinai ir tuo pačiu metu gali rinkti logus ir analizuoti taip pat ir informacinių sistemų veiklas. Tai čia jeigu taip susigaudyti tarp tų trupinių. Tai kalbant apie tai, kas yra TMDR, tai faktiškai, kaip ir anksčiau minėjau, tai yra paslauga, kurios apimtyje atėjus security analitikai arba saugumo analitikai 24/7 iš principo saugo ir stebi visus security pranešimus, analizuoja tos pranešimus, realiai reaguoja ir faktiškai kreipiasi į skirtingas duomenų bazės, patikrinti ir bando atskirti, kur yra tie tikros grėsmės, o kur yra galbūt tik tai tam tikri pranešimai, kaip vadinami false positive. Tai vat, kodėl jos iš principo yra reikalinga, kodėl reikalinga yra MDR paslauga arba saugumo paslaugos, ne? Vėlgi iš tų metų patirties, kada dirbame su išoriniam įmonėm ir
stebim, kada dažniausiai vyksta atakos ir kokios tai būna atakos, tai faktiškai tai nėra, kad vieną dieną įsibrauna ir kažką daro, tai dažniausiai yra tylus įsibrovimai, kurie, sakykime taip, eskaluoja arba pradeda savo jau veiklą, dažniausiai labai suplanuotų metu. Ne? Tai yra arba prieš ilgą savaitgalį, arba kokio penktadienio vakare einant į šeštadienį naktį, tada, kada iš principo trūksta, kaip čia pasakyti, IT specialistų dirbančių vietoje, kartais, sakykime, įmonės ir iš vis neturi tų budėjimo 24/7, dėl to yra tokie labiausiai pažeidžiami laikotarpiai. Tai faktiškai tam, kad arba sumažinti tas verslo rizikas, tokias kaip duomenų nutekėjimai, kažkokie, sakykime, taip, sistemų sutrikimai, labai rekomenduojame tas paslaugas perduoti arba tas paslaugas įsigyti iš trečių šalių, iš įmonių, kurios, sakykime, užsiema tuo, kurios specializuojasi, kurios moka ir žino, kaip reaguoti į tokias, sakykime, situacijas. Tai kalbant vėlgi apie tą pačią vertę klientui iš tokios įsigyjamos paslaugos, tai yra pirmas dalykas, tai yra realūs paslaugos teikimas 24/7, kada realūs žmonės faktiškai stebi, reaguoja ir analizuoja visus saugumo incidentus. Tai yra iš principo žmonės, kurie tik tai tuom užsiima, kaip sakoma, valgo iš to duoną, kurie gali iš principo aptikti tokias grėsmės iš anksto ir tuo pačiu metu sumažina tą poveikį, sakykime, verslo rizikos. Na ir kalbant apie BDR, tai yra iš principo, lyginant su, sakykime, to jau labai high-endiniam paslaugom SOCO, tai yra iš principo sprendimai arba paslaugos, kurios reikalauja truputį mažesnės investicijos ir tuo pačiu metu suteikia reguliarias ataskaitas, įžvalgas, kurios, sakykime, leidžia po to klientui sureaguoti ir numatyti, kur yra silpnos vietos, jas padengti. Tai vat, kaip tai veikia? Tai faktiškai atėjom daras eina per tokius kaip ir 5 etapus. Tai nuolatinis stebėjimas, atsiradus bet kokiam, sakykime, saugumo įvykiui, analitikai iš karto patikrina tą, sakykime, įvykį, analizuoja jo elgseną, identifikuoja per skirtingas duomenų bazės, iš principo, jeigu tai nėra false positive arba tai nėra kažkokia, sakykime, mažos rizikos, sakykime, analitikos įvertina, kad šitas, man vis lenda angliški žodžiai, eventas nėra labai rizikingas, jie gali jos, sakykime, sukomentuoti ir uždaryti, tačiau jeigu tai yra jau rimtas incidentas, jie iš principo eskaluoja tai klientui ir kartu su klientu, sakykime, teikiant rekomendacijas, sprendžiama, kas yra, ką galima būtų, kaip galima būtų tam užkardyti ir aišku, kaip ateityje užkardyti tokius veiksmus. Kadangi, nors tai yra paslauga, vis tiek, sakykime, iš kliento pusės taip pat yra tam tikros atsakomybės ir veiksmai, tai jos yra, sakykime, šitos paslaugos apimti labai aiškiai išdėstytos arba pasidalintos, tai faktiškai mūsų analitikai stebi ir analizuoja incidentus, identifikuoja juos, tada, kada reikia, kelia ragelį ir eskaluoja juos iki kliento, plus, aišku, kartą per tam tikrą sutartą laikotarpį, tai būna kartą per kelias savaitės, per mėnesį, yra organizuojami susitikimai ir aptariami, sakykime, taip, rezultatai praeito laikotarpio, plus rekomendacijos, ką galima būtų patobulinti. Tačiau iš kliento pusės
iš principo visada yra reikalingas standartiškai, tai yra CISO arba taip informacinių saugumo pareigūnas arba, sakykime, kažkas panašaus, sakykime, lygio ir į įgaliojimų, kuris gali priimti sprendimą pagal mūsų analitiko rekomendacijas. Na ir aišku, jeigu neduok dievė būtų kažkoks incidentas, tai tas pats vėlgi bendradarbiavimas ir bendravimas viso incidento metu su mūsų analitiko komanda. Tai vat, kaip ir minėjau, čia jau kelias minutės prieš tai faktiškai tai nėra vien tik tai nuolatinis stebėjimas, tai yra reguliarūs iš principo susitikimai, kurių metu mes pristatome paskutinio laikotarpio ataskaitas, kokias aptikome grėsmės, kur matome silpnas vietas ir pristatome savo rekomendacijas. Tai faktiškai duodam viską, ką galima būtų, sakykime, taip pateikti tam, kad klientas iš principo sumažintų tas rizikas iki minimumo, aišku, priimant atitinkamus sprendimus. Tai vat. Plus ką irgi norėjau pasakyti, kad šita paslauga jinai iš principo nereikalauja labai didelių ar revoliucijų arba sakykime, tų pačių investicijų. Net jinai labai tikėtina, kad daugelį, sakykime taip, šaltinių logų jūs jau turite. Iš principo mes integruojame su daugeliu platformų, kurios yra puikiai žinomos ir dažnai naudojamos Lietuvos rinkoje. Ir faktiškai surenkant tos logus, iš principo analizuojame juos ir dirbame su jais. Tai vat, kodėl atėjo, tai vat, kaip jau Giedrė paminėjo, tai faktiškai tai yra žmonės, tai yra žmonės, kurie daug metų vykdo šitą veiklą, atėjęs, sakykime, tęstinių paslaugų verslas, jisai siekia vos ne nuo pat pradžių, kada įmonė dar tuo metu Sonex buvo įkurta, 2008 metais jinai buvo įsigyta įmonės Atėja skandinavų. Tai faktiškai mūsų gretose yra ir žmonės, kurie dar dirba nuo tų 90-ųjų, 2000-ųjų metų ir yra sukaupę tikrai pakankamai didelę patirtį, kurią iš principo mielai dalinasi su savo klientais. Tai vat, ir tokios galbūt taip, kas yra svarbu arba rezumuojant iš principo, kadangi, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, faktiškai NIS2 reikalavimai, jie iškėlė rinkoje labai daug, sakykime, to sąmyšio, visi, kaip ir minėjau, mini tos savo trumpinius SOC, MDR, XDR, visi sako, kad viskas, kaip sakoma, gali būti, sakykime, taip, reikalinga ir suteikia pagalbą, bet aš norėjau galbūt atkreipti jūsų akcentą, kas yra svarbu, kai pasirenkat pačias paslaugas. Tai labai dažnai sutinkame rinkoje, sakykime, paslaugas, kurias mes vadiname galbūt taip dūmų detektoriai, kada faktiškai paslauga arba sprendimas, jisai faktiškai atlieka savo tokį bazinį darbą, jisai informuoja, bet ne visada sugeba užkardyti tą ataką arba tos problemos plėtimą. Tai vat, atkreipkite dėmesį, ar perkant paslaugą arba sprendimą, jisai nėra tik tai tas vadinamas dūmų detektorius, bet jisai gali iš principo automatizuotai jums padėti užblokuoti, izoliuoti tam tikrą aplinką, kuri yra paveikta. Tada antras dalykas 24x7. Kaip jau ankstesniuose prezentacijos dalyse minėjau, atakos jos dažniausiai vyksta ne darbo metu. Ne tada, kada yra pilnas IT kolektyvas yra vietoj, visi yra pasiruošę ir gali bet kuriuo momentu, sakykime, sureaguoti.
Visos atakos arba su tom, su kuriuom mums teko dirbti, jos vykdomos yra nedarbo metu. Vėlgi, rinkoje esu pastebėjęs ne vieną paslaugą, tarkim, SOKO platformų arba SOKO paslaugų, sakykime, teikimas, kur realiai, jeigu įsiskaityti į jų apimtis, tai yra 24/7 eina jums kažkokie automatiniai pranešimai, tačiau analitikai dirba nuo 8 iki 5 ir į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad kartais, jeigu, sakykime, analitikas prisės prie tam tikro pranešimo pirmadienį, tikriausiai jau nebus nei ką saugoti, nei ką gelbėti. Na ir trečias galbūt akcentas, tai atkreipkite, ypač jeigu jūs perkate paslaugą, išorinę paslaugą, ne pačią platformą kaip PDR-as arba XDR-as, bet jeigu perkate MDR arba SOKą, tai atkreipkite dėmesį į kompetenciją komandos plus tos komandos dydį. Nes vienas dalykas ir sakykime, tai yra aptikimas ir užkardymas, bet labai dažnai po tokių, sakykime, sudėtingų situacijų reikia ir nemažai pagalbos arba atstatant, arba, sakykime, apsaugant ir užkišant tas skyles. Tai tų, sakykime, specialistų patirtis, jinai yra labai reikalinga, plus, aišku, tų pačių specialistų kiekis irgi yra pakankamai svarbus, nes kartais tos atakos gali sudaryti tokių pasekmių, kur reikalinga yra, sakykime, didelis kiekis specialistų tam, kad atstatyti, sakykime, visą infrastruktūrą. Tai va, nežinau, ar yra kažkokių klausimų šio pristatymo daliai, tai jeigu visgi atsirastų jų, tai galite arba dabar, arba vėliau į mane kreiptis. Kadangi klausimų neturim, o laikas turi savybę tekėti, tai ačiū Tomašui ir kviečiam Gintą pasidalinti, matyt, labiausiai laukiamą temą, kuri visur skamba, bet žinių, patirties ir kompetencijų turi ne visi, o atėję tikrai turi, tai perduodu mikrofoną Gintai. Ačiū, Giedrė. Kaipgi webinaras be dirbtinio intelekto temos? Nebūtų webinaras, ar ne? Tai šiai dienai kalbėsim ne tik apie dirbtinį intelektą, bet šios dienos tema yra ir saugumo aspektai dirbant su dirbtiniu intelektu. Taip pat vis dėlto kaip išnaudoti tas naudas, o ne tik jo baimintis. Čia prieš tai esantis pranešimai tikrai aktyviai įvardino grėsmes, įvardino rizikas, kas yra svarbu, bet mano žinutė yra apie tai, kad taip saugą užsitikrinti reikia, bet taip pat ir nebijoti naudotis, nebijoti turėti jo teikiamas naudas. Jeigu kalbant apie Microsoft gamintoją, čia kolega Rimas užsiminė šiek tiek apie jį, aišku, taip jau yra, kad šiai dienai tiek ir viešajam, tiek ir privačiam sektoriui vis dėlto Microsoft turi savo vietą, ar ne, didžioji dauguma ją naudojasi, taip pat ir jau kiti netgi dirbtinį intelektą vadina Copilot, ar ne, nesvarbu koks ten bebūtų, bet ar Copilotas. Tai svarbu buvo paminėti tam tikras rizikas ir naudojant Copilot agentus, kurie taip padeda automatizuoti pasikartojančias užduotis, puikiai generuoja turinį, efektyvina dažnai ir darbo eigas. Taip pat pats Microsoftas, jisai, aš išvardinu taip lietuviškai, ne, Microsoftas teikia tos kūrimo įrankius ir platformas ir skatina visą rinką diegtis dirbtinio intelekto sprendimus.
Apklausos rodo, kad šiuo metu vis dar labiau naudojamas išlieka generatyvinis DAI, lyginant su agentiniu, agentic AI, ar ne? Tai ir ką parodys SEO Analytics apklausa, tai kad Lietuvos, Baltijos šalis, Baltijos regionas šiek tiek atsilieka nuo skandinavų, danų, kurie labiau pritaiko tą patį chatbotą arba pokalbio asistentą savo vidiniam poreikiam ir taip toliau. Kita apklausa AI Index Report 26 rodo, kad dirbtinis intelektas perėjo iš eksperimentų fazės į masinio diegimo, talentų reguliavimo varžybas. Tai yra vėlgi ne tik Lietuvai, tai yra ne tik technologijų sektoriaus tema, tai tuo pačiu ir produktyvumo ir atsparumo klausimas. Šitoj skaidriai raudonai, ne raudonai, oranžiniai tikriausiai yra palikta ta bet tačiau. Tai kas yra labai faina, kad čia agentai, čia automatizavimas, čia viskas labai gerai, tačiau kur yra tos rizikos, su kuriomis organizacijos gali susidurti, kuriuose yra vis dėlto to nesaugumo. Nors mes čia nekalbam apie atakas, nulaužimus ir panašiai, mes čia kalbam apie elementarias žmogiškas klaidas, žmogiškas iš netinkamos konfiguracijos arba tiesiog įrankio nežinojimų. Kaip ir minėjau, tas žinių trūkumas arba kažkokia gali paversti tos agentus nekontroliuojamų rizikos šaltinių organizacijose. Ar pas jūs nėra buvę taip, kad dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys net nėra perskaitomas, o tiesiai naudojamas, publikuojamas, perduodamas interesantui, kas to užklausė? Aš pati prisipažinsiu, tokių dokumentų tikrai esu gavusi. Tarsi, ir tada eini analizuoti, ką tas DAI tam mano dokumento pristatytojui sugeneravo. Tai vėlgi pagalvokiam, ar tai yra tikrai ok. Taip pat, ar dažnai patys perklausiam dirbtinio intelekto apie pateikto turinio teisingumą. Stebiu savo mokyklinio amžiaus vaikus ir jie ties kiekvieno atsakymu klausia, ar tikrai, prisipažinsiu, aš ne visada tą tokį pertikrinimą, ar vis dėlto ta informacija yra teisinga. Apie tai šitą ir skaidrą ir klausia, tai vis dėlto kas yra atsakingas už šitą galbūt ne visada teisingą, galbūt dažnu atveju ir teisingą informaciją, o gal ne visada. Tai ar žmogus atsakingas, ar sistema, ar įrankis, ar politika, ar dar kažkas. Tęsiant temą apie agentų patvirtinimą, įsivaizduokit, jūsų darbuotojas susikuria agentą, Copilot agentą, jūs jam suteikėt prieigą tiek, kiek jums atrodo yra leidžiama, duodat prie SharePoint'o duomenis prieiti ir panašiai. Ir yra ten tokia funkcija duoti patvirtinti administratoriui, kad agentų naudotųsi ir daugiau žmonių. O IT administratorius gali neatsakingai patvirtinti tos agentus, kurių jūs prašėt. Ką rezultate turime? Jūsų duomenys, kuriuos pateikėjote agentui, pasiekiami visai organizacijai. Atrodo toks paprastas žingsnis, bet jisai gali, atskleisti truputį daugiau negu norisi. Ir kaip dirbtinio intelekto nereikia mistifikuoti, tačiau jo negalima ir visiškai aklai automatizuoti. Kaip pavyzdžiui, nežinau, finansinės institucijose, galų gale ir savivaldybėse, apie ką mes šiandien kalbam, 90% tikslumas gali būti ir nepakankamas. Jei klaida paveikia žmogaus galimybę pasimti ten, tarkim, paskolą, socialinę išmoką ar teisinę kažkokį išvadą ir panašiai. Todėl realus konkurencinis pranašumas bus ne vien greitas įdiegimas, bet ir gebėjimas kurti žmogus procese valdymo modulį. Tai yra užtikrinti sprendimų auditą, duomenų kokybę ir panašiai. Tai vis dėlto, į ką atkreipti dėmesį diegiant dirbtinio intelekto sprendimus, kad vis dėlto tas žmogiškasis patvirtinimas jisai yra reikalingas, aktualus, jo reikia, kad kaip ir visose sistemose tos minimalios prieigos principas yra must, kad tiek, kiek turi prieiti, tas pats yra ir su Copilotais arba kitais agentais.
Turi būti, aišku, šiai dienai nėra, daugumo organizacijų dėja dar nėra tokio regulamento, aiškios politikos apie naudojimo politiką, bet jinai yra kuriama, kaip čia vis kiekvienais metais atskleidžiam, sustruktūrizuota labiau. Tai, aišku, reikia būtina turėti duomenų klasifikaciją, struktūrą, kuri tiktų dirbtinio intelekto diegimui. Na ir stebėti, va ką ir kalbėjo kolegos iš praeitų pranešimų, tai turi būti reguliarus auditas, stebėsena, prieigos žurnalai ir panašiai. Ką mes sukūrė, mano skyrius, kuriame jį dirbu, ar ne, kuriame vadovauju, tai yra procesų automatizavimo. Ir mes procesų automatizuojam ir su dirbtiniu intelektu, nepaisant robotinių procesų, nepaisant paprastų automatizacijų, bet taip pat ir tą išmano automatizavimą su dirbtiniu intelektu. Ta pati atlikta apklausa, apie kurią šiek tiek užsiminė Giedrė, parodė vis dėlto, kad Baltijos šalis chatboto galimybė išnaudoja daug mažiau negu Skandinavijos šalis, vadinasi, mums dar yra kur eiti, mes tokį sprendimą teikiam. Tai gali būti ir išorinis, reiškia, gyventojams, kurie dažniausiai kreipiasi su kažkokiais klausimais, tai gali tą atsakyti chatbotas su jūsų pateiktais duomenimis, neinterpretuojant, o tik griežtai su jūsų pateiktais duomenimis. Yra galimybė nukreipti darbuotoją, kai jau DAI nežino atsakymo. Gali būti ir taip, ir DAI gali nežinoti atsakymą. Taip pat dirbtinio intelekto sprendimus naudojam ir vis dėlto darbui su dokumentais. Labai dažnas sprendimas yra mūsų klientų tarpe, kuomet DAI atpažįsta dokumentų duomenis, juos struktūrizuoja, suveda, perduoda, išsaugo ir visus kitus dalykus. Ir taip pat, kuris galėtų būti jums aktualus, galbūt vėlgi gaunat iš gyventojų elektroniniu paštu ar kitokiais būdais klausimų, kuriuos DAI gali padėti atsakyti, surasti informacijos ir tik su jūsų patvirtinimu išsiųsti atsakymus. Tai vėlgi tą lengva yra pamatuoti, kiek tai yra sutaupoma. Vien apie, pavyzdžiui, dokumentų duomenų suvedimą, ar ne, su dirbtiniu intelektu minutė, iki minutės, ten galbūt ranka, mes žiūrim, ar ne, gaištam laiką, paimtas vidutiniškai 8 galbūt minutės priklausomai nuo dokumento, aišku. Paieška, atitinkamas suvedimas, susiejimas tarp vieno kito dokumento automatiškai vykdomas, kur galbūt galima buvo ranka padaryti. Ir panašiai. Galiausiai, kai jau vertinam bendrą atsipirkimą, tarkim po metų, tai tikrai nebloga skaitinė piniginė išraiška gaunasi, kur kartais nepamatuojam. Laikas yra pagrindinė mūsų valiuta šiai dienai. Ir vėlgi, taip, mes dirbam ir su Microsoft platforma, bet ir su kitomis, bet darom prielaidą, kad vis tiek didžioji dauguma jūsų naudojasi Microsoft platformą, licenzijom, tai skatimas jas išnaudoti, nes jos nėra pigios, o kaip matėte, ar ne, pasirimo pranešime, jos tikrai kainuoja, kol vienas vartotojas, darbuotojas, tai gal nieko, bet jeigu daugiau, tai yra didesnė suma, tai sumos galbūt mes nepamažinsim, bet galima vertę iš jo išgauti žymiai didesnė. Tai tą patį yra tos pačius ir asistentus, elektroninių laiškų, Teamsų susitikimų, galima pritaikyti automatizavimą be didelių ilgo programavimo kažkokio, ar ne, kur greitas rezultatas, greitas pritaikomumas, greitas išplečiamumas bei išmanus dokumentų valdymas, tai taip pat irgi darbas su dokumentais. Tikiu, kad galbūt kilo kažkokių minčių, kur galima pritaikyti saugiai dirbtinį intelektą, o galbūt kaip tik kilo minčių, kur greitai reikia ištrinti, panaikinti, neleisti, uždrausti.
Tai kviečiu pasikonsultuoti, papasakoti, kame gyvenat, kur gyvenat, kokiam problemom susitinkat diena iš dienos, o galbūt turit tokių mechaninių darbų, kur, mechaninių ne iš inžinierijos kalbos, bet apie tai, ką kartojat galbūt kiekvieną dieną ir tą gali padaryti arba automatizuotas procesas, arba su dirbtiniu intelektu automatizuotas sprendimas. Mūsų kliento ratas irgi jisai plečiasi ir eksponentiškai plečiasi ir įvairiausių tų pritaikymų padarom ir jie tikrai prasidėjo ne nuo antro išrasto dviračio, o nuo paprastų procesų esančių jūsų viduje, kur dirbtinis intelektas gali padėti. Tai kviečiu susisiekti ir pasikalbėti apie tai, kaip galime būti naudingi. Ačiū Ginta, ačiū visiems pranešėjams. Tikiu, kad radot naudingų patarimų mūsų webinare. Kadangi jau nepriraginom užduoti klausimų, tai matyt, jie nusikels į kitas erdves ir kitas platformas. Man svarbu paminėti, kad mes šiandien su visais dalyviais pasidalinsime informaciją, ten bus kontaktai tiek kiekvieno žmogaus kalbėjusio ir su jo ekspertinės sritimi, tie kontaktai, jeigu norėsite bendro, subendrinto pasiūlymo ar kažkokios paslaugų visumos. Tai įrodėm, kad mokam ne tik gerai pristatinėti savo temas, bet ir valdyti laiką, tai nepavoksim iš nieko nei pietų, nei jų darbo minučių. Ir dar kartą dėkoju ir tikiuosi, kad tokie susitikimai bus sistemiški, geriau pažinsime savivaldybės ir jų aktualijas ir galėsime pristatyti vis svarbesnių ir naudingesnių temų. Tai ačiū visiems ir produktyvios dienos. Ačiū Jums.